Sveiki. Adobe Lightroom Classic programa turi galingą filtrų sistemą ir ne visi žinom tokį subtilų filtrą, kaip atrinkti nuotraukas, kurių aš nepasirinkau. Įsivaizduokim, kad turim komplektą nuotraukų ir fotografas Lightroom programoje pasirinkęs tinkamą spaudžia P raidę ir pasižymi, kurios yra tinkamos, visos kitos netinkamos. Kaip tas netinkamas iš karto pašalinti? Mažuose kompiuteriuose nešiojamuose trūksta amžinai vietos, tai fotografai nori ne kuo vėliau trinti nuotraukas, kaip pataria Lightroomo autoriai. Jie visą laiką galvoja, kad diske vietos turi būti labai daug, nes mums jos daug reikia. Bet nešiojamam kompiuterį taip nėra. Tai fotografai tada galvoja, kaip man kuo anksčiau ištrinti nereikalingas. Tai kai kurie net importuodami sako, aš importuosiu tik tai tinkamas, ką man importuoti ne visas, kurios greičiausiai bus ištrintos. Tai kompromisinis variantas importuoti visas, bet kuo greičiau ištrinti netinkamas. Tai tokia darbo eiga, pažiūrėkim. Perėjom ir pasižymėjom, kurios mums patiko. Aš su filtru galiu parodyti, kad vėliavuotų pas mane dabar yra 7 iš 29. Išjungiu filtrą, vėl matau visas 29. Dabar pažiūrėkim, library menu turi daug filtrų, kurie paprastai liekam be dėmesio, nes jie, kaip matot, yra neaktyvūs. Ir tikrai aš irgi pirmą kartą taip žiūrėjau ir man diskomfortas, kaip čia dabar meniu, bet jie neveikia. Tai jeigu neveikia, tai man jau iškart įdomu, kaip padaryti, kad veiktų. Tai yra būdas toks, Enable Filters, Ctrl L, jeigu Enable Filters mes įjungsim, tada šitie filtrai tampa aktyvūs. O mums reikalingas yra Unflagged Photos Only. Mes kalbam apie tai, kad parodyk man tas, kuriuo aš nepasižymėjau. Pasirinkau ir man parodė visas, išskyrus mano pasirinktas. Dabar aš jas galiu su Command A arba Ctrl A pasižymėti visas ir su Delete klavišu ištrinti. Aš pabandžiau su Delete, bet Macuose yra Backspace. Veikia ir Backspace, tas trinimas į kairę. Vadovėliuose aprašyme Help žinyne tai sako, kad reikia spausti Ctrl Backspace. Bet aš dabar atradau, kad ir paprastai Delete ir Backspace irgi veikia. Tai dabar jau net nemokinu, kad reikia Ctrl Backspace. Tiesiog trinimo klavišas trina raidės, jeigu tai tekstas, nuotraukas, jeigu tai Lightroom. Remove from Lightroom nenaudokim šito, nes tai yra savęs apgaudinėjimas. Išimsim iš Lightroom, bet realybėje jos bus, paskui nesusigaudysim. Geriau trinkit iš karto diske. Tai pakartojam. Yra geras meniu. Parodyk nepasirinktas, tos, kurios neturi baltos vėliavos, kuriom jūs P raidės nepaspaudėt. Bet tai veikia tik tai įjungus Enable Filters. Trumpai taip. Iki kito karto.